Paieškoje įrašau norimo fondo pavadinimo trumpinį arba ISN numerį, pasirenku jį, einu į prekybos skiltį, įrašau, kiek noriu investuoti, patvirtinu ir siunčiu pirkimo nurodymą. Tiek, mažiau nei minutę. Taip atrodo savarankiškas investavimas į biržoje prekiaujamą fondą ar bet kokios akcijos pirkimas. Biržoje prekiaujamų fondų vienetai yra parduodami tokiu pat principu kaip, pavyzdžiui, tos pačios Apple akcijos, bet šiame procese yra labai svarbus niuansas, apie ką ne kiekvienas susimąsto, kas ką tik nutiko jūsų pinigams. Iki šio video pabaigos sužinosite, kur jie keliauja, kodėl yra saugus ir kas atsitiktų, jeigu platforma, per kurią investuojat, bankrutuotų. Investuotojai tokio tipo fonduose, kaip matėt pavyzdyje, ETF-ose jau laiko virš 21 trilijono dolerių ir tai nėra tik įvairiausios kaupimo bendrovės, draudimo bendrovės fondai ir panašiai. Tarp šių investuotojų esu ir aš ir kiekvienas, kas investuoja perkant biržoje prekiavimus fondus. Vieno mygtuko paspaudimu galima tapti 100 bendrovių bendrasavininkų. Biržoje prekiavimi fondai sutrumpintai vadinami ETF veikia kaip akcijos, juos galite pirkti ir parduoti internetu biržos darbo valdomis, lygiai taip pat kaip pirktumėte vienos bendrovės akcijas. Skirtumas tas, kad su vienu fondu, vienu pirkimu įsigijate iškart šimtus ar net tūkstančius bendrovių. Tai tarsi pilnas krepšelis vietoj vienos akcijos. Ir tai jau senai ne nišinis investicinis instrumentas. 2021 metais fonduose pasaulio buvo apie 10 trilijonų dolerių, o 26 metų pavasarį jau beveik 22 trilijonai. Naujų fondų skaičius taip pat tiesiog sprogo. Vien per 2025 metus pasaulio atsirado daugiau nei 2700 naujų fondų, daugiau nei bet kuriais metais anksčiau. Bet kas valdo visus šituos trilijonus? Didžiąją rinkos dalį valdo vos kelios labai didelės prižiūrimos bendrovės. 3 didžiausios kartu sudaro beveik 60% viso pasaulio fondų turto. Tai BlackRock, Vanguard ir State Street Investment Management. Pastarasis yra pats seniausias ir pirmąjį JAV biržą ETF paleidęs valdytojas ir šitas ETF'as vis dar veikia. Na, o už fondus stovi stambus valstybinių instancijų ir prekybos priežiūros instancijų reguliuojami fondų valdytojai. Dabar svarbiausia dalis, kur keliauja jūsų pinigai. Kai paspaudžiate pirkti, buy pavedimą gauna brokeris. Tai licenzijuota įmonė, kuri jūsų nurodymą perduoda biržai ir vykdo pirkimą. Be brokerio akcijų ir ETF-ų neįsigytumėte. Bet toliau prasideda tai, ko beveik niekas nepaaiškina. Investicijos nelieka pas brokerį. Pagal Europos MiFID II reglamentą brokeris negali laikyti klientų investicijų su savo turtu, jos privalo gulėti atskirose sąskaitose depozitoriumuose, pasvadinama custodian. Brokeris gali tik vykdyti jūsų nurodymus, tai nupirkti naujų investicijų, papildyti esamų investicijų, parduoti dalį turimų arba visas turimas investicijas. Daugiau nieko. Kodėl tai svarbu būtent jums? Todėl, kad net jeigu brokeris bankrutuotų, jūsų investicijas lieka jūsų jos atskirtos, o papildomai jas saugo Europos investuotojų kompensavimo sistema. Tai ar brokeriui bankrutavus prarasite savo investicijas? Atsakymas ne, nes jos laikomas atskirose sąskaitose, depozitoriumuose, o ne pas brokerį, o papildomai jas saugo bent 20 000 eurų kompensacija vienam investuotojui. Taigi, savarankiškas investicijų pirkimas, kelių minučių darbas, o saugumą užtikrina Europos reglamentai. Lieka klausimas, kurį dažniausiai užduoda pradedantieji, tai kuri fondą pasirinkti. Pradedantieji ir vadinami pasyvūs investuotojai, kurie taiko periodinio investavimo sąlygas, kai tiesiog kiekvieną mėnesį investuoja fiksuotą, pavyzdžiui, 50, 100 ar 200 eurų sumą, kad ir tą patį fondą, tai jie dažniausiai renkasi mažų mokesčių, plačiai diversifikuotus pasaulio akcijų indekso ETF-us, JAV rinkos, Europos rinkos arba kiek labiau specifinius ir growth augimo strategijai pritaikytus Nasdaq 100 ar SL 1000 growth indekso fondus. Kaip detaliai atsirinkti fondą savarankiškam investavimui, žiūrėkite čia. Jeigu planuojate pradėti investuoti, galite gauti iki 20 akcijų dovanų nuo šio video rėmėjo Freedom24, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Užsiregistruoti ir sužinoti daugiau apie dovanojamas akcijas, pradėjus investuoti galite paspaudę nuorodos aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.